aš jau buvau šiek tiek pasiruošęs, aš ką Estijoje išmokau, sakau, žiūrėkit, ponios ir ponai, jeigu jūs norite aptarinėti Lietuvą, Estiją, tai galima tautinius rūbus aptarinėti, šokius, kažkokius papročius, kalėdinius papročius, maistą, alų, galim. Bet darbe, sorry, aš norėčiau kalbėti tik tai apie efektyvumą, apie kaštus, apie didesnius pardavimus ir nesukit jūs man galvos apie tą savo, kaip sakant, kom ten ar estai geresni, ar lietuviai prastesni, ar lietuviai kur pranašauja. Tai aš nuo to labai, ir kaip pasakyti, aš apskritai klišių nemėgstu ir tai gali būti irgi, kaip pasakyti, va dabar kaip tik esu ambasadoje turėjom, aš esu pramonės prekybos rūmų narys Estijos ir šnekėjau ir su estais. Na ir tą patį estai sako, kad niekaip sako nesuprantam, kodėl mus lėtais vadina. Sakau, aš nežinau, sakau, nes aš ir knygoj savo prašęs, kad aš nesu sutikęs nei vieno lėto esto.